Sveiki! Šioje vaizdo pamokoje pasiaiškinsime, kaip naudoti ciklą while Python programuose ir kaip galime realizuoti arba pritaikyti tris iš pagrindinių algoritmų. Tai yra kiekio radimą, sumavimą ir vidurkį. Kadangi mūsų užduotyse arba užduotyse, kur dažniausiai reikia ciklo while, mes nežinome, kiek bus duomenų, jų kažkiek bus, tai dalys duomenų įvedimas ir veiksmai dažnai persipina į vieną vietą, kas šiek tiek atrodo sudėtingiau susigaudyti, kas kur yra, bet turim, ką turim, tenka suktis iš padėties. Jeigu žinotumėm iš anksto, kiek yra duomenų, galėtumėm pirmą ir antrą dalis atskirti. Taigi šiandien programuodami mes duomenų įvedimą ir veiksmus atliksime kartu. Gerai, tai kaip tas ciklas while atrodo iš tikrųjų ir kada mes jį galim naudoti? Mes jau esam susipažinę su tam tikru sakiniu, tai yra sakiniu if, ir jis atrodo taip, jeigu mes sakome if, tada yra kažkokia sąlyga, dedame dvitaškį ir paspaudę enter per vieną tabą toliau nuo krašto galima parašyti, ką programa turi atlikti, jeigu sąlyga bus teisinga. Tarkim, atspausdina valio. Dabar tą sąlygą, aš čia parašiau, bet mes nerašom sąlygą, čia turi būti kažkas, kas būtų tiesa arba ne. Pavyzdžiui, aš parašysiu 9 yra daugiau už 4. Taip, ir paleidus šitą programą, man atspausdina valio. Taip, nes programa vyksta, patikrina 9 daugiau už 4. Ir tiek, jeigu aš parašyčiau kitokią sąlygą, kuri nebūtų teisinga, pavyzdžiui, 9 yra mažiau už 4 ir paleisčiau programą, programa baigia darbą. Kitaip sakant, šitas sakinys šeštoje eilutėje nebuvo atliktas, nes ifo sąlyga buvo neteisinga. Tai while'as arba ciklas while, jis daro kartojimus, jis veikia labai panašiai į ifą. Tiesiog tie sakiniai, kurie yra jo viduje, jie yra kartojami tol, kol tai bus tiesa. Tai jeigu aš žodį if pakeisiu į žodį while ir paleisiu, tai kadangi tai yra netiesa, nei karto neįvyko, bet jeigu vėlgi parašysiu sąlygą, kuri būtų tiesa, 9 daugiau už 4, dabar mes jau turime daugybę, kaip matot, valio ir jų visai daugėja. Žodžiu, be galo programa vykdo šeštoje eilutėje esantį sakinį, nes ji vykdo tol, kol štai ši sąlyga yra teisinga, o ji visada teisinga ir niekada netampa neteisinga. Taigi mes turime dabar tokį atvejį, kuris vadinamas amžinuoju ciklu, reiškia amžinai yra vykdomi šitie dalykai, nes visuomet 9 bus daugiau už 4. Tai va, tai taip atrodo ciklas while, vizualiai labai panašiai į ifą, žodelis while, sąlyga, dvitaškis ir veiksmai, ką programa kartos, jeigu sąlyga bus teisinga. Tai va, dabar, ką mes taikome tą ciklą while? While ciklą mes taikom dažniausiai tada, kai nežinome tiksliai, kiek yra duomenų, arba net jeigu ir žinom, galim panaudoti, bet kai reikia mums rasti kiekį, sumą arba vidurkį iš vartotojo pateiktų duomenų. Tai tarkime, mes turime štai tokią užduotį, kaip pavyzdį vartotojas įveda sveikuosius skaičius, kai skaičiai baigėsi įveda 0. Čia turime omeny, kad tarp jo įvestų sveikųjų skaičių 0 nėra. Yra kiti skaičiai, gali būti teigiami ir neigiami, nesvarbu, svarbus veikėjai, reiškia nebus skaičių su trupmeninė dalim arba skaičių su kableliu. Ir 0 reikš, kad skaičiai baigėsi. Reiškia, šiuo metu aš rašydamas programą nežinau, kiek bus skaičių, bet turiu tai parašyti, kad jų būtų tiek, kiek reikia. Ir kai įves 0 vartotojas, įvedimas baigtųsi. Na ir programa turės rasti šių skaičių sumą. Tai pradėkime nuo įvedimo dalies. Taip, duomenų įvedimas. Kaip atrodytų šiuo atveju? Gerai, tai ciklą while kol kas ištiname. Tai aš šiuo metu nežinau, kiek bus skaičių, tai aš turiu skaičių įvedimą kartoti. Taip, reiškia, vieno skaičiaus įvedimą turiu kartoti tiek kartų, kiek bus skaičių.
Tai pirmąjį skaičių aš įsivesiu atskirai. Pavadinkime skaičius, susikuriu kintamąjį ir padarysiu į jį įrašymą. Taip, input. Funkcija paims. Kadangi yra sveikas skaičius, tai šitą įvestą informaciją mes iškart konvertuojame. Funkcija int tekstą iš inputo pavers į sveiką skaičių. Ir čia aš turiu vieno skaičiaus įvedimą. Tuomet aš rašau ciklą while, reiškia prasidės kartojimas. Ir čia sąlygoje aš žinau, kad skaičiai baigėsi, kai įvedamas 0. Tai reiškia, kol nebus įvestas 0, tol aš kartosiu skaičiaus įvedimą. Ir čia yra svarbu išgirsti save arba savo pasisakyti ir kaip tai atrodo. Ne? Tai aš sakau, kol įvestas skaičius nebus 0. Tai verčiam while įvestas skaičius nebus 0. Ne? Tarkim, nebus 0. Dvitaškis, ką aš darysiu, toliau įvedinėsiu skaičius. Nusikopijuokim šitą eilutę. Taip. Va. Dabar, ką reiškia nebus, aš čia taip įrašiau, bet šito žodžio tikrai Python nesupras. Nebus reiškia nelygus 0. Taip, kol skaičius nelygus 0, tad tol reiškia reikia įvedinėti. Nelygu ženklas yra šauktukas ir lygybės. Štai toks ženklas reiškia nelygu. Tai while skaičius nelygu 0, skaičiaus vyksta įvedimai. Ir pasižiūrėkim, ar šita įvedimo sistema veikia. Spaudžiu run, įvedu kažkokius skaičius. Taip, kažkiek skaičių, ten vedu. Nepavyko, nes minusiuką bandžiau įvesti, minusiuko nepavyko konvertuoti. Gerai, bandau dar kartą. Vėl tarpą įvedžiau, labai norisi skubėti ir spausti enter. Gerai, pabandykim lėčiau. Nu va, tarkim, man jau skaičiai baigėsi, reiškia, aš vedu 0 ir programa baigia darbą. Taip, reiškia, kažkurio momentu įvedant šitą skaičių, va šitą eilutę vis kartojasi, kai čia buvo įvestas 0, while sąlyga tapo netiesa, 0 nelygu 0 nėra tiesa, jeigu skaičius 0. Ir tada programa tiesiog pereina čia ir baigia darbą. Tai va, tai ką mes padarėm? Mes padarėm įvedimą. Ką reiktų toliau dabar padaryti? Toliau užduotis prašo, kad programa randa šių skaičių sumą. Reiškia, štai šių įvestų skaičių turi suskaičiuoti sumą. Ir čia mes jau pereinam prie pagrindinio algoritmo sumavimo, kaip tai atrodo. Ir bandysim jį įdėti į jau parašytą programą. Kaip jau sakėm, veiksmai skaičiavimai šiuo atveju vyks kartu, nes aš vis kiekvieną skaičių vis įrašau ant viršaus į kintamąjį skaičius. Reiškia, štai šitoj vietoje, jeigu būčiau, tai čia aš jau turėčiau tik patį paskutinį skaičių, visi kiti skaičiai prieš tai jau būtų ištrinti, arba ant jų viršaus jau būtų užrašyta kažkas naujo. Tai kad tą informaciją aš neprarasčiau, aš sumavimą darysiu kartu su įvedimu. Reiškia, įveda skaičių, jį prisumuoju, įvedamas naujas skaičius, jis prisumuojamas ir tai vyksta paraleliai. Gerai, tai kaip dabar atrodo sumavimo algoritmas? Sumavimo algoritmas sako, kad iš pradžių tas suma, pavadinkime suma vietą, kur aš saugosiu, iš pradžių tai yra 0, o po to kiekvieną kartą prie to sumos, kurią jau turiu, aš pridedu naują skaičių. Tai kadangi aš jau pirmąjį skaičių pasiėmiau 5 eilutėje, tai mano pačioj pradžiai suma bus būtent pirmasis skaičius, nes vieno skaičiaus suma yra tas pats skaičius. Bet vėliau, kiekvieną skaičių paimant, štai čia, kur paimu dar vieną skaičių, aš jį turiu prisumuoti. Reiškia, prie to, ką jau turėjau sukaupęs, prie to sumos pridedu skaičių. Ir nepamirštu savo naujos jau padidintos ar pamažintos sumos iš naujo įrašyti į vietą sumą. Taip, tai va čia vyksta sumavimas, toks kaip kaupimas. Prie to, ką jau turėjom prieš tai, pridedam naujai gautą skaičių ir naują jų sumą įrašau į vietą sumą tam, kad kitą kartą,
kai vėl paimsiu kitą skaičių, jau prie naujos sumos galėčiau pridėti tą skaičių ir gaučiau dar naujesnę sumą. Ir kol ciklas vyks, suma kaupsis, reiškia paimu skaičių prisumuoju, paimu skaičių prisumuoju, paimu skaičių prisumuoju, 8-9 eilutė kartosis. Ir kai jau viskas baigsis, reiškia ciklas baigsis, reiškia vartotojas įves 0, tai ir sumavimas tuo pačiu baigsis. Galiu pranešti rezultatus. Funkcija print, jūsų skaičių suma lygi, taškis tarpas, dėkim kablelį ir spausdinu sumą. Tai, ką aš ten sukaupiu. Patestuokime. Taip, jeigu mano skaičiai būtų 1, minus 1, 2, minus 2, 15, 15, 15 ir koks, nežinau, minus 20. Ir ne, dabar aš jau skaičius norėsiu baigti, tai dabar mintinai, jeigu pažiūrėsim čia 0, turėtų būti 45, žodžiu, turėtų būti 20, tai yra 15, ne, 25, turėtų būti 25, jeigu aš mintinai suskaičiuoju sumą, ar aš tokią gausiu, vidu 0, taip, jūsų skaičių suma lygi 25. Aišku, iš vieno testo dar džiaugtis anksti, reiktų dar pabandyti su kitais skaičiais. Tai susumavus va štai šios skaičius turėčiau gauti, taip, čia 6, 10, 15, taip, spaudžiu 0 ir jūsų skaičių suma lygi 15. Taigi mes turime atliktą užduotį, kuri atrodo štai taip. Vartotojas įveda sveikuosius skaičius, kai skaičiai baigėsi, įveda 0, programa randa šių skaičių sumą. Gerai, jeigu situacija būtų šiek tiek sudėtingesnė. Ir skambėtų štai taip. Vartotojas įveda realiuosius skaičius, nesveikuosius, reiškia gali duomenyse būti ir su kableliais skaičių, kažkokia dalis po kablelio. Ir kai skaičiai baigėsi, ne 0 įveda, o žodį pagaliau. Ir programa paskaičiuoja įvestų skaičių vidurkį. Tai pradėkime nuo pradžių. Pirmiausia, vartotojas įveda realiuosius skaičius. Aš nežinau, kiek jų yra, bet jų pabaiga bus pagaliau. Tai reiškia, kad skaičiaus įvedime jau naudosim nebe int funkciją sveikų skaičių, o float funkciją, kuri mums tuos skaičius pavers į realų skaičių. Bet atsiranda dar vienas bet. Gali būti, kad tam tikroje vietoje man nepavyks paversti, nes žodis pagaliau funkcija float jo tikrai negalės paversti į skaičių su kableliu. Tai aš turiu atsargiai daryti konvertavimą, atsargiai naudoti float tik toj vietoj, kur jau esu įsitikinęs, kad mano šitas įvestas vartotojo duomuo kažkoks nėra žodis. Žodžiu, ar tai yra žodis pagaliau, ar tai yra skaičius, man reikia pasitikrinti. Tai va, tai reiškia, aš kol kas nekonvertuoju, aš išsisaugau tiesiog tekstą. Inputas gauna man tekstą ir įsirašau į skaičių tekstą. Ir tuomet šitą tekstą konvertuosiu tik tada, jeigu tai nėra žodis pagaliau. Nes jeigu nėra žodis pagaliau, reiškia, kad tai yra skaičius. Tai čia atsiranda vėl poreikis mano ifui. Jeigu mano įvestas skaičius nėra lygus, taip, nelygus tekstui pagaliau, tik tada atlieku konvertavimą. O konvertavimas tai tiesiog į skaičiaus tą pačią vietą aš jau įvesiu funkcijos float rezultatą. Float skaičius. Reiškia, duodu skaičių funkcijai float, štai čia. Ir float funkcija tai paverčia šitą esantį tekstą, nes šitoj vietoj vis dar tekstas, input duoda tekstą visada. Čia float paverčia į skaičių ir ant viršaus įrašo. Ir tada jau šitoje vietoje aš jau esu tikras, kad tai yra skaičius. Taip. Ir galiu kažką su tuo daryti. Gerai, dabar, kol mano šitas įvestas kol kas suma, aš čia gal ištrinsiu, kol šitas įvestas skaičius čia buvo ne 0, o pas mus
jisai bus ne pagaliau. Taip. Tai kitaip sakant, nelygų pagaliau. Va. Ir kadangi aš naudoju while'ą, tai gal if'o man ir nereikia. Taip. Bet naikinkim if'ą, nes while'as irgi patikrins lygiai taip pat. Įvedu skaičių, iš čia yra tekstas, kol yra tekstas pažiūrė, jis nelygų pagaliau ir tiesiog jį patį skaičių paversim į skaičių su kableliu, patį tekstą, kuris yra kintamajame skaičius. Tai va, sumavimą kol kas ištrinkime. Tai va, tai pavertimą darau tik tada, kai jau atlikau patikrinimą, ar tai ne tekstas, ir tada jau tikrai žinau, kad šitas sakinys įvyks. Dabar, kai vyksta pavertimas, čia galėsiu kažką su tais skaičiais atlikti. Taip, kažkokie veiksmai čia bus. Paliksiu gal tarpelį, kad žinočiau, kad čia laukia kažkokie veiksmai. Ir kai su tuo skaičiumi atliksiu veiksmus, man reikės naujo skaičiaus. Reiškia, vėl reikės atlikti inputą. Iš karto jo irgi nekonvertuosiu, tam, kad įvyktų while'o patikrinimas. Ir tik patikrinus while'ą jį konvertuosiu ir su juo kažką atliksiu, paimsiu kitą skaičių, patikrinsiu ar ne pagaliau, paversiu į skaičių su kableliu, atliksiu kažkokius veiksmus ir štai taip suksis mano ciklas, tol kol skaičius į skaičiaus vietą inpute nebus įvestas žodis pagaliau. Gerai, tai šitaip turėtų atrodyti įvedimas. Šitą kol kas mes ištrinkime, pažiūrėkime, ar veikia mūsų įvedimas. Taip, kažkokie skaičiai, 5, 5,5, 5. Kai vedinėjom skaičius, tai vietoj kablelio rašom visada taškelį, 8 taškelis kažkiek. Taip, tada -9,8, tarkim. Ir tada vedu žodį pagaliau, enter. Ir programa baigia darbą. Panašu, kad įvedimo dalis pas mus veikia. Dabar galim pereiti prie užduoties. Programa paskaičiuoja įvestų skaičių vidurkį. Pereinam prie dar vieno algoritmo pagrindinio. Vidurkis paskaičiuojamas iš tikrųjų labai paprastai. Aš jau po viso ciklo kažkokiai vietoje galėsiu susikurti skaičių vidurkis ir paskaičiuoti sumą padalinęs iš kiekio. Sumą padalinus iš kiekio visada bus aritmetinis vidurkis, bet aš šiai minutei neturiu nei sumos, nei kiekio. Nežinau, kiek čia bus skaičių, kiek vartotojas suves, taip pat nežinau jų sumos. Vadinasi, kad paskaičiuočiau vidurkį, man reikia paskaičiuoti prieš tai du dalykus. Sumą ir kiekį, ir kai juos paskaičiuos programa, tuomet galėsiu atlikti šį paprastą sakinuką ir paskaičiuoti vidurkį ir jį atspausdinti. Taip, atspausdinti. Print. Jūsų skaičių vidurkis yra dvitaškis ir vidurkis. Gerai, tai reikia sumavimo ir kiekio radimo. Kiekio radimas irgi yra pagrindinis algoritmas, kaip ir sumavimas. Dabar sumavimą mes jau kaip ir aptarėm, tačiau čia situacija yra šiek tiek kitokia. Šitoje vietoje aš galėčiau šit suma lygus skaičius, bet skaičius čia vis dar yra tekstinė forma. O kad vyktų sumavimas, man reikia, kad skaičius būtų ne tekstas, o skaičius. Tai aš prieš ciklą tiesiog padarau, kad suma pradžiai pas mane yra 0, nes dar neturiu nei vieno konvertuoto skaičiaus. O štai šitoje vietoje aš jau gaunu pakonvertuotą skaičių ir galiu atlikti sumavimo eilutę. Tokią pačią, kaip parodėm pirmoji užduotį. Suma lygus, suma plus skaičius. Tuomet bus paimtas naujas tekstas, patikrintas, ar tai nėra pagaliau, tekstas paverstas į skaičium, prisumuos kitą skaičių ir taip suksis. Taip, svarbu, kad pradžiai čia yra 0, o ne skaičius, nes šitoje vietoje dar nėra konvertuoto skaičiaus. Ir tada šitoje vietoje jau po šito ciklo čia turėtų būti galutinė suma. Gerai, su suma susitvarkėm, dabar kiekis. Kiekis yra labai panašus į sumą. Aš vėlgi susikursiu kintamąjį kiekis. Pradžioje irgi jisai bus 0, nes čia vis dar neturiu.
Ir tuomet, jeigu skaičius yra jau konvertuojamas, prisumuojamas, aš padidinu ir kiekį. Tai kiekis skiriasi to, kad gavus kiekvieną naują skaičių, aš ne patį skaičių pridedu, o tiesiog pridedu vienetą. Kad atvyko dar vienas skaičius, reiškia kiekį aš padidinu vienetu. Tai jeigu čia kiekis buvo 0, tai plus 1, kiekis tampa 1. Kitą kartą 1 plus 1 tampa 2, kitą kartą 2 plus 1 tampa 3. Ir taip su kiekvienu skaičiumi, kuris atkeliauja, kiekis vis po vieną didėja. Ir tai yra kiekio skaičiavimo algoritmas. Pradedu nuo 0, su kiekvienu skaičiumi padidinu vienetu ir tuomet jau pasibaigus skaičiams, jau čia yra mano galutinis kiekis. Gerai, pažiūrėkime, ar mūsų šita programa veikia, ar nepadarėm kokiu nors klaidų. Tai tarkime, jeigu mano būtų 5, 9, 5, 9, 5, 9, tai lengvai paskaičiuoti mintinai galiu, kad čia vidurkis turėtų būti lygiai 7. Rašau pagaliau. Ir gaunu, kad vidurkis yra 7. Patikrinkim, ar veiktų su kablelis. Jeigu būtų 5,5, 7,7, 5,5, 9,9. Taip, ir tada 5,5 ir dar 5,5. Tai dabar, jeigu aš teisingai čia paskaičiuoju, turėtų būti 6,6 gal? Nežinau. Galima su skaičiuotuvu patikrinti bus. Gerai, rašau pagaliau, nes jau baigėsi mano skaičiai ir žiūriu, ką gavau. 6,6. Taip. Tai va, programa veikia. Tai ką mes padarėm? Mes vienu kartu, su vienu while ciklu, su tais pačiais duomenim, atlikom sumavimą, sumos skaičiavimo algoritmą pritaikėm, kiekio skaičiavimo algoritmą pritaikėm ir galiausiai paskaičiavome vidurkį. Vidurkiui reikalinga žinoti sumą ir kiekį. Tai nors mano užduotis ir neprašė rasti sumą ir kiekį, bet jeigu man reikia skaičių vidurkio, tai be sumos ir kiekio aš vidurkio paskaičiuoti neturiu kaip. Tai vadinasi, man prieš tai reikia susiskaičiuoti sumą ir kiekį ir tuomet vienas sakinys, viena eilutė, jį darau vieną kartą, dėl to jis yra prie pat krašto, ne while ciklo viduje. Ir jį darau tik tada, kai suma ir kiekis jau yra suskaičiuoti iki galo, tas irgi yra jau while'ui pasibaigus. Ir gaunu rezultatą. Tai tiek šioje pamokoje, iki kitų kartų. Viso gero.